Taip, gražiai. Gražiai, gražiai. Iš po nakties dar baisiau atrodysit. Mes turim vaistų. Čia taip negražiai, to aš tave filmuojam. Aš visada negražiai. Tai daryk ir kartą gražiai. Tai dar gal negerkit nieko, sakai? Gal dar praeis pavalgyti, gal pavalgyti, gal truko degonės. Man tai praėjau. Praėjau pasivaikščiojau, na. Lidai dar nemėgi? Gal nepraėjau. Pavalgęs. Ten važiuot labai gal. Pamojuokit greit. Kas tenai čia darbe? Oi, aš už. Nors dar geria kavą ar ne? Visi, kas nori. Akinių nereikia? Gal galiu palaikyti? Šitai batiška, šitai perskaitau, ką parašiau. Seminaras kelyje, supas autobusas, jaučiam džiaugsmą širdyje, nesuras nieks mūsų. Lekiam, skriejame kartu, kūnai, širdys, mintys, paragaukime ko nors, kelias neprailgs mums. Oje! Mes kažkada bendradarbiavime su tavimi pasirašėm, pameni? Noris iš čia pasirašyti dalį irgi. Gerai, toliau ateinate, paskaitote. Jau pavasarį mes pradėjome judėti, kelt kvalifikacijos sparnus į aukštus Slovakijos kalnus. Lenkija, kai visuomet ilga, o kalnų dar vis nėra, po sočių guliašinių pietų veržėmės pirmyn mes link kalnų. Baisus vėjai, šalčiai, audros, pūgos. Mes keliaujame visi drauge, dar į nežinomus kraštus. Tas mūsų autobusiukas rieda keleliu, sėdi kolektyvas, geria su saiku. Skrenda gandras danguje ir sušunka. Kasgi čia? Stakliškiečiai alkani lekia į Slovakiją visi. Ketureilis visas, ar ne? Nu gerai, norit. Klausykit, kas čia dabar. Taigi girdėsit. Tuo keleliu, tuo plačiu mes keliaujam į Veku. Prisivalgę guliašovus, artinamės prie nakties lovos. Paskiau paprašysim, kad tas paskutinės eilutės mūsų pasakytas ir vykdytumėt. Vos rytelis tik prašvito, autobusan mes sulipom. Dabar linksmai važiuojam ir saldžius sapnus sapnuojam. Prašom jūs neriekavot, netrukdyti mums miegot. Poviliukas, raštas, kai dreba rankos vaikelį, raštas svarbu skaitai pats. Poviliukas dreba rankos vaikelį, kaip toliau? Nesirimuoja. Klauso, poviliukas sugalvojam ir kelionėn mes važiuojam. Buvom šiandien ir buvom ten, o dabar Slovakijom. Ten nuplausime griekus, panardinsime. Nesirimuoja, nervus. Panardinsim gėlų. Jo, grįšim su įkvėpimu aplankyti naujų šalių. O! Kadangi jūs paminėjau. Balsu sudalyvausit. Gerai. Pasakykit. Nu, ponas vairuotojai, kaip jūs manote? Guliašova labai patiko. Paskaitykit Guliašovo 1, Guliašovo 2. Prašom, Guliašovo. Negirdėt labai. Ateik, Alilutė. Guliašova. Kadangi konkursas vyksta tarp Guliašovų, tai norėčiau, kad prie mikrofono guliašinės. Aš pagarsysiu. Gerai.
Šokit. Baigėsi muzika. Svarbus paminklas, reikia atiduoti poeziją ten. Jos vyras Lotrinskis, kunigaikštis Savoji ir taip toliau. Ir su tais Vat Pavelio katedros bokštai didieji, gražieji, žalytie ir gynybinė siena visa apačioj. Ir va čia apačioj, kur žmonės susirinkę, tai yra tas smakas, va čia prie tų medžių. Tas pjaudosi ugnimi. Nu ir Vysla, kaip mato, teka apačioj. Galit matyti jį. Išlysim dar kartelį ir viskas. Oi, čia. Mes abi susidūrė. Ropin, skylė. Čia karuseliai zirtvarė. Užšoksim. Ir ten jau bus atsiskirs. Nors jie ir eina lygiagrečiai, atstumas praktiškai toks pats. Bet aš jums tik noriu atkreipti dėmesį į šitą regioną iš viso. Man bevažinėjant per 20 metų, žinokit, į čia. Jis išsistatė, tas regionas. Ypatingai ten toliau, kai pavažiuosim. Bet pas juos yra tradiciškai, žinokit, naudojamos ir bulvės, ir ryžiai, ir kroketai, ten viskas. Bet jie, vat, kasdieniniam valgymui nepaprastai daug padažo pila ant mėsos patiekalo, ant to garnyrozo. Kaip užpils ant to, pas vadinasi granolki. Geriausia tas sūris, tarp kitko tas sūris yra labai sotus patiekalas, jis keptas yra kaip karbonadas, jis labai gerai tinka prie alaus. Tai pas juos subręsta puikiausiai raudono. Ačiū. Hello! Čia slovakiškai? Jo, čia slovakiškai. Tualetyvas svarbiausia.
Kokios mokat pasakyti, kad duotų ratą nuotolį? Vat matot, nėra šito. Nereikiu, jau iš to, ne, mums to dar, mums to nereikia. Mums reikia, tuoj. nieko, paskui. Tuoj rasime. Hello. Ate. Не забачу. Раз пану поправки мано ранkas, dėlį kitoje nodžiams не забачу. Paskui tik paskutinė diena, kai buvo, ne забачу, prašau. Galėčiau čia man viskas puikuoju šiandien. Nesikeik. А вы переводчик, да? Конечно, а я сказала, я на английском языке из восточных стран говорю. Значит, на русском, да, лабас. Так, а директора нашего нет, потому что он сказал, что они назывались, и сделал очень много в кодификации словацкого литературного языка. А в честь этому человеку вот в начале 20 века, когда возникает гимназия, взяли его имя. Значит, школа называется гимназиум Михала Милослава Козы. Сначала это была гимназия, конечно, венгерская, когда в 1912 году была образована школа, а в 1919 году началась учеба на словацком языке. А в этом году мы празднуем 100 лет этой венгерской гимназии, и 3 года назад праздновали 95 лет словацкого директора. Добрый день, пан родитель, я сам Анна, теперь може вас видим, chcem вам представить ту литевскую школу. Понос директоров, спрашиваем, кто je родитель той школы, которая пришла. Так, mūsu vidurinė mokykla, to je sredna škola u nas, ako prije to tak je 12 rokov, celkem u nas IT základné školy, základné klase, do 12 rokov škola, tak.
Začala si... Tak chceš po-rusky, да? Ну попробуй. Если не повезет, я очень рад, что вы у нас в нашей школе. Čo si im povedala? Zatiaľ len o Hodžovi a povedala som, že chodí na dragúnku. Vy na Slovákii сколько теперь? Сутки? Сутки. И в Высокой Татре поедете? Да. Ну, я доволен, что вы здесь. Любка покажет вам все, что в этой школе можно и надо. Я ako riaditeľ to neviem povedať. В кабинете директора буду, если вы хотите, как не работает директор. Мы посмотрим, посмотрим свой кабинет, как работает директор. Все? Все. Ну, я очень неприлично начала разговор с вами, потому что я не сказала, как меня зовут, да? Я ждала слова нашего директора, да, вот меня зовут Люда, да, и я учитель русского и английского языка. До этих революционных перемен у нас, да, я больше русского языка, у меня было больше русского языка уроков. Потом было время, когда я почти английский вела, но вернулось время, теперь опять у меня больше русского языка. Конечно, это не наш, не ваш, я занимаюсь во всех странах с деньгами, средствами, не только на моем поэтому иногда мы стесняемся показывать, что из-за интерьера вот какой-то съемки. Так, ну это... А можно... A tu máte aj ruštinárov, co? No tak pekne, ruštinári, pozdravíme. А у нас это же, у нас тоже основная школа 10 лет. Отличный кост. Все эти имена, все эти люди, выпускники нашей школы за этих 100 лет. Это скульптор. Языку Сирила. Здесь перед школой, да, называется... Когда-то я уже не хотела Наши ученики очень талантливые, одаренные, имеем вот много наших учеников принимает участие в разных олимпиадах. Не только в краевых турах, но и в общесловацких турах, а даже вот если за границей, если вот
в общесловацком туре, завоевывают хорошие места, они едут. Они были в Китае, они были вот в Тимуре, в США, так что мы гордимся ими, конечно. А это финики, физики и биология. Проект с Румынией, Польшей, Белгией, проект с Литвой, Австрией и Бельгией. И теперь я точно не скажу, вот эти ваши литовские названия вещи. Да, вот из этого города была школа, которая была с нами в проекте, а это был наш первый проект. Это уже третий проект. Заканчивается проект «Дети шел в Великобританию» и заканчиваем этот трехлетний проект. Да, это один год. Второй наш проект «Зеленая школа». Мы стремимся жить экологически, конечно, но не всегда получается. Но проект, как и наши успехи, нам приезжают на разные беседы, куда мы ездим. Вот здесь наши учебная программа наша, да, а это фотографии из последних и результаты из последних выпускных экзаменов в прошлом году. Довольно часто посещают наши школы известные люди. Вот у нас была премьер-министра, бывшая министр, так что посещают люди художники. Беседы с учениками, которым это очень нравится, прежде всего заниматься, да, они им все равно, они всегда приезжают, мы уже поговорили о том, что у нас Я сама помогаю. Куда мы ездим, да, это наши экскурсии. Значит, ездим французы, как я говорила, в Париж, ездят немцы в Вену и в Йену, в Германии, и русские ездят в Санкт-Петербург через Литву, Латвию, да, Литву. Это наш класс французского языка. Это наш кабинет. Здесь порядок.
Значит, 20. Так, а мы так вот, выпускаем класс, да, 4 года или 8 лет ты проработал, выпускаешь класс, 1 год у тебя перерыв и опять. Но пока есть молодые, значит, им надо деньги, значит, они берут классы, а вот у нас у учителей языков еще проблема в том, что я не веду весь класс свой, а очень трудно работать, когда не знаешь. Конечно, есть там, есть. Очень интересно. Хорошая школа, отличные учителя, прекрасные учителя. Отличный директор. Да, директор отличный. Дорогой директор, хотим мы вам сказать от всех нас спасибо. Ты прям словакишкой. Дякуем. Это маленький сувенир. А шел на хорошо, да? Это наша школа. Хорошо. Шел, сертификата. Myslíš si, že im pomôže naša pamätnica v slovenčine asi niečo? А так то je славянский язык, так не совсем. Большое спасибо и вам. Мне очень приятно было с вами. И прежде всего для того, что вы интересовались, задавали вопросы, я могла поговорить на нормальном русском языке, потому что с учениками, конечно, это совсем по-другому. Да? Это язык такой, надо приспосабливать, чтобы они понимали меня. Так. Я очень рада, что вы выбрали нашу школу, и мы будем рады, если опять вот такая группа у нас, вы не первая, конечно. Большое спасибо. Я не знаю, если Любка сказала вам, эта школа сначала была как венгерская, и потом имени Hožu. И с годовщиной, toto bolo 50? To bolo viac. Toto bolo asi 70. Эти, ako by som to назval? nazval? Такие альманахи. Альманахи. Здесь на словацком языке. Но все студенты, которые окончали эту школу здесь, много известных людей, личностей, да, о которых мы говорили, которых вы видели, вот все занесено. Если вам хочется студировать на словацком, переводчик поможет. Будем учиться у вас. Спасибо большое. Ну что ж, тогда, дорогой, насколько штуки полусиммированные, да? Пусть вам нравится на словацком, на Словакии, пусть у вас много красных, не красивых, воскресению. Вы завтра Бешеневой? Мы католики. Мы как и вы. Я протестант. Вернее, я ничего. Нет, ну все христиане. Вы сегодня будете в Бешеневой в воскресенье. Я буду спевать хорус Бешеневой, люди в бассейне, и мы Я не пойду. Ну, еще раз огромное вам спасибо. И огромное спасибо и вам тоже. Мы вам желаем, вот приближается праздник, и мы вам желаем здоровья, детей хороших. Конечно. Работы, чтобы чувствовали удовольствие от своей работы. Огромное еще раз спасибо. Працы, добрый вечер. Я еще с вами, вот мы по другому пути теперь. Стой! Стой! А ты где? Вона не лають. Эй, летующий. Vasarą reikia, tai aš apie save žinau. Ateikite, paderinam laiką. O dabar taip. O tai ką paleisit minutę? Žodžiu, durnėjom pabiškai. Alio. Tik ištrinkit paskui. 15 minučių.
Tai kam tada pozavot? Netrinsi. Mane prie šito man atsisit nekarpyta. Davai. Agne, ateik mes. Lambada. Mes nepašokėm lambadą, bus klaidu. Prašau mane nufotografuoti, nes prie tostos perėminsiu. Gerai. Visai. Prašau, prašau. Aš labai sparčiai. Gražiai. Labai krasno. Tai nereikia blitzų. Tai yra aptarų. Nossa.
Ne, kurgi apačia. Tai krioklys. Oho. Грунт Яначек. Мы поднялись на 4-й этаж пещеры грунт, носящего имя известного чешского композитора Леоша Яначека. O šiaip yra lėšienės sriuba, o jūs irgi lėšienę namuose neverdat, ne? Pas jūs lėšienė labai populiari sriuba. Šaryšą turi tik tais žemėse, bet kozolą turi pilstomą. Pietų meniu yra dar tai kažkokia sriuba. Tai aš tik pažiūrėjau, kad taip žinai. Ir aš Marytė. Mes laukiam fotosesijos. Jau mes jūs fotinam. Сокинеть, прошу сокинеть. Kaip sunkiai traukia arkliai. Klausykitės, vaistukas, nors trynimui kojų skausmų turėsi. Tarp kojų turėsim. Kojų tai žinau, kad bus, bet vaistų svarbiausia. Bus. Aukštelė mane nupakytų. Čia mano ženklas nieko. Neišlys. Nu. Bet drakonas tai fainas labai. Atsisuk darknas. Na to, Agnė, kaip vaikai žiūrėsim tą filmą. A, jau. Daiva. Ačiū. O, turėsi įrodymą. Kad buvai? Dėkoju.
Dėkui. Tai biskį nufilmuojama ir čia dar galima. Juokiuosi. Pasakys, kad ne, tai ne. Žiūrėsiu, iš ko pinigus surinkti, čia dar nusifilmuoju visus. Palauk, dar filmuoju. Ar tave jaučia į aukštą? Typicki oramskie jau. Ateikit greit. No, supratau. Jo, leidžiam. Jo, nu tai kągi. Nebijokit, kristi tik ant žemės. Tai ko, čia glum gražiai nučiuoži paskui. Taip, man užpakalio. Baisesnis jausmas. Žinokit, irgi biškai šitą pakeitė. Patvarkėte poziciją padarė. O visų nelipsi? Žmona nelikai. Skončili, tak? Dar čia palavėjau, ką šį atnešiau dalį. Netgi minėtų. Dieva savo. Visas apsisukė, savo ir ko. Aha, madistės. Palyja kokia. Narėsa atskira. Užpakaliu šiam naudų. Šaltas. Atsisuk ras.
O, labai gražiai fotografuoju. Dabar mane. Čia nesvarbu. Kad pilis būtų gal per daug, kodėl dabar dailės Aš kažką padariau. Ne, labai gerai. Idealiai nufotografuotas. Nu ką, kebra, eina, man eina? Le. Užtek. Lygia ragavo. Nu, tik sustas. Langas. Virvėse tiek įkėjo. Dabar. Nebus, aš pasirūpinsiu. Pasmatysiu ir daužysiu. Hrad stojí na travertinovej skale v nadmorskej výške 634 metrov nad morom. 630 metrų virš jūros lygio ir tas vadinamasis travertinas. Smiltainė šitą maina kažkokia tai. Ide o veľmi strategické miesto, pretože ak sa pozriete z kopca dole, tá krajina leží o 200 metrov iš pilies kontroliuoti aplinkinės teritorijas. Niekedy v minulosti pod hradom boli dve križovatky. To katedrála svätého Martina. Celý tento komplex sa volá Spišská kapitula. Ten toliau esantis tas visas kompleksas vadinasi Spišská kapitula ir ten Švento Martino katedra. Sídli tam Spišské biskupstvo, v minulosti tam sídlil Spišský prepošt. Tai šiuo metu yra Spiš regiono vyskupas, o ten anksčiau gyveno iš ten. Toto nádvorie súvisí s tatarským pádom aj s mestečkom Spišským podradím. Vzniklo po roku 1231. 1241 metais šita dalis buvo statyta ir tai susijęta su turkų antplūdžiu ir su gyvenvietės Spišský Podhrad. Čiže vlastne Tatari napadli toto územie, hrad sa im nepodarilo dobiť, pretože bol postavený z kameňa. Totoriai bandė užpulti pilį, tačiau paimti pilį jiems nepavyko, kadangi iš akmens buvo vis tik pastatyti. Král si začal uvedomovať význam týchto kamenných hradov, no a preto začal podporovať tieto hrady, aby vlastne chránili toto územie. No a v takej neľahkej situácii sa ocitol aj Spišský prepošt. Ar eina dar tempas? Nachádzate sa v kuchyni. Mes randamės virtuvės patalpose. Hovorí sa, čím bohatší majiteľ hradu, tým bohatšia kuchyňa bola. No, aišku, kuo turtingesnis, tuo turtingesnė virtuvė. Kuchári na hrade sa špecializovali, jedská rodina so svojimi členmi. Tai karališkosios šeimos gyvenamoji vieta. No a práve tu sa nachádzajú najstaršie stavby, ktoré sú zachované na tomto hrade. Ir šitoje dalyje yra išlikę pačios seniausios statybos iš viso šitos pilies regiono. Prvá stavba, ktorá pochádza z konca 13. storočia, bola táto obytná kruhová väža. Virga. Penkių aukštų. Slúžila len na obranu. Ir jis tarnavo tik tais gynybai. No a preto má aj taký zvláštny názov Neboj sa. Ir turi tokį keistą pavadinimą Nebijok. Pretože sa tam uchýlili vojaci, keď v podstate strážili tento hrad počas nebezpečenstva. Romaniškojo stiliaus rūmai.
Romanský palác pochádza z 13. storočia. 13 amžius. Dal ho postaviť spišský prepošt. Ir Spiš regiono valdytojas pastatė šitą statinį. No a do polovice 15. storočia Spišský hrad bol vo vlastníctve kráľovskom. Iki 15 amžiaus vidurio valdė karalius tiesiogiai. No a v polovici 15. storočia už je vo vlastníctve súkromnom, no a prvou rodinou, ktorá získala tento hrad, bola rodina Zápolských. Čia yra archeologinės visos liekanos, iškasta viskas, kas biškį lūkirkim. Čiže rôzne džbány, kas mince. Žinokit, iškasta po erdvėmis, kurios yra pokyliai. Kad archeologinis prasmėjimas atlikinėjo, tai čia visa tai, kas iškasta prie sėdinčio žemėje. Nes yra skaitytis, tai atitinkamai visą kitą, tai pažymėjimai, tai visą kitą. Takým najvzácnejším nálezom sú spomínané mýtického typu. Jo, A lepšie uvidíte na tomto obrázku, má na tejto minci je zobrazený slnečný zvon, má rovnakú konia. Aj známy archeológ Rogers robil konia, ktorého ste videli. Prieš tým idem, kada sa ekspozíciu vyšli polovní. Počkajme chvíľu tam. Právne kúšky. No вот, šauku, vají, no mes jau... No a tu už sa nachádzame v kaponke, ktorá je venovaná Alžbete Uhorskej. Ir tai yra koplyčia, kuri yra skirta vengrų Alžbietai. Táto kaponka, v tejto kaponke sa odohrávajú aj bohoslúžby a takisto civilné sobáše. Šiuo metu čia vyksta ir pamaldos ir... Dar kartą A. Liežuviškiš. Sadomazochistai. Nu ir kaip čia? Šilta. Tai smagu. Kur Virga? Kaip užlipai? Virga nelipo. Nelipo. O šito nuleisim. Užlipti yra. Man jau koja lėkti. Nejudinti. Aš tik praeinu. Tai alkūninko gal įsmūnė. Nu, Daivutė, parodyk, ką moki. Šalalala. Nu, einam? Grada aš mačiau, kai jinai sakė. Aš esu baisiai baisus. O mes dabar čia foto padarom, labai gražiai atrodote. Ačiū jums, jis ant manęs nesimatė. Grįžtam, povilai, mums Va, išlindo. Virginė, matot, išlindo vienas. Žinokit, mums laikas svarbus dabar iki tiek. A girdit, sakė, einam. Einam jau. Eina, tai kokį. Pavaikščiai, kai jis eina, tai va, šaukai jaunim. Šaukais nusilenkia. Jis vaikštai. Pačias jūsų, tai žinot, ne jau Jis bus... Atvažiuotų kokią turistų grupę, tai čia aš gyventum. Šokiai, potai. Man turi degaliniai susitojau. Taigi šok, laukiu. Sėdėjau kepures, dviem gitarom, žinai. Lauša, šokį. Va taip.
Neblogai. Žmona šokį į lambadą. Jo taikosi pozą. Šimtuką dedasi. Continental pneumatiky obzvlášť odporúčané v testoch. Viac na www.continental.sk. Jie pripratus, kad jos būtų viršus. Nu, dar ten 3 lietėjimai. Jau ir taip įsižinant manęs daryti, bet aš nežinau. Visą gyvenimą norėjau vieną daryti. Aš nebijojau būti išmesta iš darbo. Gerai. Aš noriu, kad dirbtų. Eik tu savo. Dirb. Zaras tada barkačius. Jau galima? Mėlieji, aš manau, kad šita pilis jums paliko labai gerą įspūdį. Tikrai buvo įspūdinga lipti į patį aukščiausią tašką bokšte. Bet žinot, vienas mūsų kolektyvo narys nepatingėjo apeiti gynybinę sieną. Ir turbūt... Aš paklausiau, sakau, o kokią funkciją atlieka ta gynybinė siena? Nu, aš pasitikslinau. Sako, atlieka sargybinę, saugo, gina. Na ir mes visi kartu su jumis pagalvojame, kad mes taip pat turime savo gynybinę sieną. Nors jinai ne iš akmenų, bet jinai pseudo faktiškai ir yra. Ir dėka šitos gynybinės sienos mes pakliuvome būtent į šitą šalį, į Slovakiją. Ir tikrai labai gražus objektai, turiningai mes leidžiame laiką. Na ir kad mūsų gynybinės sienos vadas ir toliau mus gintų, mes jam nupirkome suvenyrą iš šitos gynybinės pilies. Todėl viso kolektyvo vardu mes jam dabar ir įteikt norime, o kiekvienas, jeigu norėsite dar ir bučkį duoti, tai galite ateiti ir duoti. Žada nusiplavot? Dar aš noriu paaiškinti, kodėl būtent šaudomas ginklas. Todėl, kad mumi visą laiką direktorius grasina ir šaudysi visus. Žarnas ištaškysiu. Tai mes jam palengvinam. Jis neskausmingas, vienu žodžiu. Taip, čia dar yra stogas. Jo, čia stogas. O optiką nusipirksit pats, ar iš Brazauskinės paimsit? Kolegos, nu, užmušėt. Aš labai visiems labai labai... Nors kartą mes jau užmušėm. O Jėzus, Marija, klausykit tikras. Aš tos, kas namų darbų nedarys, varšaudysiu. Ačiū labai visiems, pučkis. Labai ačiū. Tai, kad tokios nėra. Tokio pavadinimo nebuvo. Neturėjau.
Centrinio altorius, kurie yra Žiemai, naujų gyviečių altorius, kurie yra Krokuvio garsusis Vitos Tvošos altorius Marijackio kostium, tai visas Vitas Tvošas ir buvo meistro Pavlo mokinys. Nors jis atkeliavo į Krokuvą iš Marijampolės, per Marijampolę, taip sakant, jo kelias ėjo iš Levačiaus. Altorius pastatytas iš liepos medienos, nenaudojant metalinių grindų, mediniais sutvirtinimais. Vidurinė altoriaus dalis paauksuota, o smailė ir visi viršutiniai bokštai yra sidabras. Apatinėje altoriaus dalyje yra skulptūrų paskutinė vakarienė kompozicija. O jūs jau matote, jau uždengta paskutinės vakarienės kompozicija. Virš paskutinės tai bažnyčia šitą buvo padalinta užtvara per vidurį. Ir kaip matote, vieni vienoj pusėje katalikai, kitoj protestantai, kitaip sakant, arba husitai, tie vadinami. Tai va ta bažnyčia vienu metu turėjo padalinimą ir jie atlikdavo šitas pamaldas. Yra tokia kaip ausis, žinai, ženklas, ir vienu žodžiu tas, kai buvo slovakiški pinigai, tai tas atvaizdas buvo kaip tik ant dešimtą. Turėjo užsirėti. Tai ne, čia krepšiukį. Gal tu nešiosi. Stovi prie keltuvų. Kiek turi kiek. Ant šiandien vis tiek neturi. Vakar nieks nenuploja. Neišlipom per tą vietų. Neišlipom. Taigi pasakykit, kad filmuoja, šypsosimės. Tu turi filmuoti, kur mes baisus. Gardės ciongoje. Slidininkų yra kita. Taip, taip. Tu net pasirenk norėjau stulpas, galvoju, paukštelis į galvą. Kaip tu kaip įdomu. Snieglentė varo.
klausimus. Čia jau kalniukas neblogas. Ar tu važiuoji? Važiuoja tai kas moka. Ir tu žiūrėk kaip eina. Nu čia asai tik važiuoja. Paims. Yra tik sniegas, ir tai tik tie, kurie tie, kurie moka, jie važiuoja net stačių krantų lekia tenai, žinokit. Va, čia būna taip, čia jau tie, kurie akina. O tenai, mato tos laikas, tai ten nuolatos nedamšė. Tai yra tokių, kurie tam jau dirba, kad jie dar išsveisite būna dar, šitą valdymo instituciją čia, va, ir dabar kaip ateisit, tai va išėjėjo. Labai akį. Nu, taigi akiniai reikia pasimti. Gerai, kad saulės nėra, bet va saulė lenda. Nu. Raudona lyga. Ir pėsčias nueina iki Smokovės. 5, kai kam išeina. Ir išeina. Pasižiūrėkite, ar ne, dabar tai negalima. Lėtai eina, aš taip pasakyti, vasarą eina greičiau. Dabar lėtai eina labai, vasarą traukia žymiai greičiau. Na, o vėl kuris įstaigia iš tos pusės vėl. Vieta neapšinėtama. Nusiginklavau. Nieko nematau. Panelis, dainuokite, jau filmuoju. Kuriam kava, kuriam arbata. Šiandien daugiau? Kad jau gal arbatas kuriam.
Čia vidai tau. Marytė čipsokis. Norės labai. Pasilenkmas, bet dabar ne. Geriausia aušelę nusirenk ir atsigulk, nes įgalvoji. Ai, vėliau. Pusryčio. Kaip bus? Neįdėjau. Taip ir bus, kaip sakėjai. Virginija šiandien geriausia pozuoja. Gaila tą alų palikti tam bare. Ir man užtenka. Valgykit pavaduotojus. Ne. Turi šurubą. Į kojinę sudėsi. Va, pasiūtum. Prieškyčiam. Gerai. Nekeltas, Ate, aušrelė. Iki kito karto. Tai čia ta trasa, kur? Vat jūsų, jeigu kada važiuosit dar kartą, tai žinokit, va čia yra, toj pat pasukus šitam, yra dar vieni stalaktitiniai dideli urvai. Bet žinokit, yra tie urvai, palyginti mums jau ir su grupėm, bet mums biški ana pusė geriau patogesnė su didelėm grupėm, tai mes švartuojamės ten. Arba pagrinde Poprade pačiam. Tvartų pafilmuosi. Pataiko ten įjungt? Kaip lūšnatė pataiko. Turi geri rusai priežodį, papapa ir klėtkų. Pasikūrė pečių į Jamaiką. Plakatas atvirų durų dienos. Kad? Akcija. Mes galėsim jam vakarienę. Važiuosi. Nežiūrėjau. Čia žiopliam skirta. Žioplių tie. Užtekza. Ten žemyn, žinok, pavaryti. Na. Čia jau apačioj žiopliai griuvė ir medžius išlaužė. Sonata gražiai atrodo. Jo. Šipsokį sonatą, bet dar nematau.
dešinėje, dar už 26 eurus būtum pakėlę. Į tą pačią. Jeigu saulė, tai linksnuodė priekį. Pačia laužkį. Laimė saulė. Negalvoju. Pasikeisiu vieną. Arčiau užgriuvus, spaudžiau. Gali ir tu nusradė. Jau laiką galima peršinti, dar ne? Dėkui, dar Lenkija. Reikia taip Lenkija. Reikia stumti, ne? Dvi buvo katės. Bet jinai atėjo, va, darė langą ir atėjo. Mes neleidom. Tai mes ir neleidom. Bet jau jos tiek priprantytos ir telipa. Man ir vieną gražų namą dar. Naujoviška. Grįžtantis į sotus, laimingi. Nieko nereikia. Labai šilta. Tati. Ar lengvesnis nustatinėjai?